Labas rytas. Šiandienos tema – ryžiai. Ir šiandien mes pakalbėsime, kaip teisingai išvirti ryžius ir kaip juos išvirti spalvotus. Taip pat darysime rizoto, nepaprastą rizoto, šiek tiek kitokį, jis bus iš burokėlių, tai yra su burokėliais. Pradėkime nuo tų ryžių. Dažnas mūsų, virdamas ryžius, žino tokią taisyklę, kad juos reikia plauti. Aš kaip virtuvės tinginys, tai yra žmogus pastoviai ieškantis, kaip nukirsti kampus, niekada neplaunu ryžių. Tiesiog turiu kelias taisyklės, kurios man padeda išvirti pastoviai tos ryžius birius, tai yra gauti puikų rezultatą. Pagrindinė taisyklė verdant ryžius yra vandens ir ryžių kiekis. Tai verdant apvaliagrūdžius, ilgagrūdžius ryžius, mes naudojame apytiksliai 1 stiklinę ryžių prie 1,8 santykių su vandeniu. Basmati ryžiam šiek tiek mažiau, apie 1,6. Taigi į puodą aš subersiu ryžius, užpilsiu vandeniu, žiupsnelis druskos ir uždengiame. Viena iš tokių pagrindinių taisyklių verdant ryžius, nereikia judėti į verdantį vandenį. Na, o dabar svarbiausia yra laikas. Laukiame, kol užvirs, šiukštu netidengiame dangčio ir kai pradės virti ir veržtis putos, iškart sumažiname ugnį iki pačios minimaliausios. Ir tada verdame 12 minučių. Jeigu verdate ant stiklo keramikinio paviršiaus, kur ta kaitros reakcija nėra tokia greita, tiesiog nukelkite, sumažinkite iki vieneto ir už kelių minučių vėl pastatykite atgal. 12 minučių. Na, kol mano šitie ryžiai verda, mes pasigaminsime žalius ryžius. Dedame špinatus į smulkintuvą, užpilame vandeniu, uždengiame ir smulkiname. Ilgai to daryti nereikia, tol kol špinatai bus susmulkinti. Dabar nusikošim. Štai mūsų ryžiai jau pradėjo virti ir mes mažiname ugnį iki pačios minimaliausios, mažiausios įmanomos. 12 minučių. O to tarpu pasismulkinsiu svogūną, kurį naudosiu mūsų meksikietiškiam ryžiam. Ir pradėsiu nuo to, kad į puodą įpilsiu šiek tiek aliejus ir kai įsikais, pradėsiu kepinti savo svogūnus. Taigi svogūnai, kepiname jos šiek tiek. Stengiamės nesuskrudinti, rudumo mums visai nereikia. Ir virsime sekdami tą pačią taisyklę. Tik šį kartą naudosime špinatų vandenį. 1 stikliniai ryžių, 1,7 stiklinės vandens. Pilame ryžius. Šiek tiek kepiname ryžius, bet tai darome labai trumpai. Geras žiupsnys druskos ir mūsų špinatų vanduo. Dengiame dangčiu, laukiame, kol užvirs ir mažiname liepsną. Kągi, dabar svarbiausia yra laikas. 12 minučių nuo užvirimo ir ugnies sumažimo šitiem, 12 minučių šitiem. Laukiame rezultatą. Esmė, kodėl aš rodo, kaip virti ryžius, aš noriu jūs išmokyti, kaip juos virti neplaunant ir gauti visą laiką puikų rezultatą. Birius, nuostabius ryžius. Su žaliais ryžiais jūs paįvairinsit savo lėkštės spalvas, galbūt suteiksit vaikam džiaugsmą. Taigi šios laidos pradžia yra tiesiog pradžiamokslis, kaip teisingai išsivirti ryžius. Na, o toliau mes gaminsime kitus patiekalus. Prabėgus 12 minučių, liepsną išjungiame ir duodame ryžiam pastovėti dar 5 minutės. Laikas patikrinti ryžius. Ar sakiau, neplovėme puikiai birus ryžiai. Ir mūsų žalieji, kurie, manau, tikrai nuspalvins jūsų stalą.
Ir neužilgo mūsų kitas patiekalas, kuris taip pat bus spalvotas.